tai ir buvo, kai aš pirmą kartą įstum. A ir buvo škai 20, ten lipliu, tokių valandų kažkad kabinos, vapšė ten atsimendžiau buvo. Tai va, čia nais yra ventiliatorius ir prie ventiliatorė prisistum pečiais. Kulio aš dabar. Įsivaizduoju, ką kuliai. Ką šį neturit, ką veik lietų užsakė. Nu, bet va yra giedra dangus. Pažiūrėkit. Ha, geras. Nu, ko, hebrit, antrą kolimą dieną. Ir aš, karočias, hebra žodžia žmogus, šiandien jau naują flešų įsirašiu. Plėša dabar, OG, Jessica Schnai, visokie tokie gabalai. Tik negalim paleist, nes čia copyright'o koks. Nors pala, gal tipą truputį ir galim. Dabar. Laikyk mane, karočias, va tak vadain. Tai va. Šitam pačiam laukan orelis rodė, kad saulytė bus, bet vaikšta lietaus debesis. Oh my god. Šokam į laukom. Opa, šokam biškį laukom. Laikyk mane. Čia va toks kažkoks, kur tu čia dar, vapšė, plauk išėjai. Juškos Martins va vaikšta. Šiaip šiandien šiandien labai turbūt, aš manau, kad dar saulytė vėliau išlis. Per anksčiau, man atrodo, dar atvažiuot buvo, nes žinau, kad didelė rašė buvo ir nemano, kad jinai, nu ir tipa nėra saulės, nemano, kad jinai jau dinga. Nu bet, nu įdom kaip jaun, eisi į kombainą pažiūrėti. Ko tai tokia va čia jaučiasi biški dragnoks. Tur tokias dragimės, da va čia tas kots, o dalgi kaip jaun, tai mat jaučinai. Kuš per wobbles, nu kad tu nenumirtum. Aš tavi čia padedu, va, nes tu numirsi, kulsim tavi. Tai va. Tai ką, tandėms, dvi Zaslavinės, Diaučius, koks prikoliuks atsitikęs yra su šituo, su prikabinėm. Tai man žodžiu, nuo ryto dildžio tenai, nes žiūri, nu, tas kaištis, nu, neįlinda, kažkaip per daug į dešinį pusę, tikrai ten atidildžio. Šiaip jis tipo veik, bet supratau, pasiėmiau vamsdelį dabar, supratau, kad reikia pasiimti vamsdelį, nes iš dviejų surinkt yra, tai kažkas va jau nebetitink biškai. Tai su vamsdelį dabar užsispaudžiu, tai normaliai. Sakiau, kad saulytės nėra, bet vėjūks gerai tai pratrauk, bet saulytė tai iš vis būtų ledas. Tai išlis tą saulę vėliau rodo po pietų, iš tikrųjų turėtų saulė išlysti ir turėtų tadom ir tu iš vis atdžiovinti ir džiauri grūdų, nes matau aš dabar, kad iš kombainą nelabai kas daug. Biškai apsižiūri, ar laida neišgriūva, viskas gerai. Priekabos uždarytos. Kad neišbėgtų koks 10 tonų važiuojant. O čia tragedija, bet 10 tonų, jeigu išbėgtų, įsivaizduokite. O žiūrėkit, hebra, kaip šitie violetiniai keista atrodo, kai žiūri. Nes visur gelton, taip. Ir buvom tokie violetiniai. Atrodo šviečia. Kaip iš kitos planetos kažkokie bliomba tie violetiniai. Magiškai atrodo. Nu, kubimbi. Jau realiai dabar baigiam čia viskus nusikult. Tai va lyga paskutinis laukelis, toks nedidelis sėklos ten pasiliksim. Nes tenai buvo sėt po pupų ir nėra pabirų. Tai gavo švars gražus miežio lauks, tai pasiliksim sėklytei. Panašiai dvi priekabos čia gausis. Tai va. Jų darbelė, hebra, tikrai jų darbelė stipriai. Ir išmetėm ant klaidų. Perkuriam traktorius. Service alarms, panašiai 2.0. Tilta klaida ar ne, palauk, nebeatsimenu. Gali būt, kad čia amortizacija priekinė. Ten daviklis toks yra vis darniuoja, tai pajudins, jeigu arba nebėmė. Keista. Čia tai matas, va, kad nei viena kviečia nėra. Ir jau tokie eiktų. Nu, da nėra visiškai prinokį, bet jau sausas, jau saulė dabar šviečia. Tai jau išsausėja, čia tikrai blemba. Pils angarą ant šitos. Taip pat tą reiks pasidžiovinti biškai, nes nors ne, gal čia gerą dragumą matysim. Sens profesionals, įprastai koks 10 kartų išlėp. Šiaip toks bairis ir su priekabos prisikabinim taip ant lauką. Kartas būn džiauriai gerai pasisek, tai ir buvo, kai aš pirmą kartą įstum. A ir buvo škai 20, ten lipliu, kokių valandų kažkad kabinos, vapšė ten atsimien džiauriai buvo. Bet čia tik kai pradėjau grūdis vežė, nu kai išmoka, tad normaliaus stumų gerai gauna.
Gerai, man dabar reikia iškiai. Gerai. Karoč, ne kažkana. Beveik į lempų. Iki tikslo datoli. Karočią. Mėgina biškį persikalibruoti. Įlinda. That's what she said. Karoči, problemų yra biškį su šituo. Čia problemų, čia aš pats nesutvarkysiu. Čia reikia prisiveršti, jis dabar taip jūt. Ir pavyzdžiui, praeitų kartą, kai jisai įsirėmė čia, matis nusilenkė. O jeigu būtų kietai, būtų įstūmęs į vidų, tipo. O jis dabar tas jūtinis. Vapščiai funkcija, tipo, netiek nereikalinga. Biškį bloga, kad galinė prieka pilna, bet netoli važiuosi. Tai galinį prieką dabar nusivešim kitą vieną bunkerį įleis ir jų paliksim tenai. Sekantis lauks bus netoli, o važinėsim tik su vienu priekabu. Va, vien žodžiu. Tudėjau, skut, Agrotron X, 203 arklių šitam. Čia vien žodžiu, įdomus faktas apie šitą traktorių, kad čia pirms tėtės traktoris buvo, tas vadinam susieniečiškas tipo, nes iki tol tik su pusantrin dirba. Tais pačiais metais nusipirka ir Vederštadų rapidų Sejalkų 28, kurių ir dabar naudojam. Bet šiaip tai nėra buvusio didelių problemų, jis ne automatinis, mechaninis yra, kas ten sankabį ir bus pakeis. Bet taip su ties traktoriais, kuriuos teka pirkti naujus, nu tipo nėra tikrai buvo didelių bėdų. O šis skutiks tik karjeris yra, Vederštado karjeris 5 metrų. Šiaip užtenkta 5 metrų skutiką greit, su juo eina, aišku, ir daugiau būt gerai. Manau, kad patrauktų tas pats X, pavyzdžiui, 6 metrų tikrai patrauktų. Nu, ten nežinau, kokių 8 metrų, tai jau biškai galingesnė tą traktorę reiktų. Nu, bet žodžiu, esmį supratot. Ant nukabinimą dabar. Da negali kurti vadinasi, negali naimti. Pasysik. Daug grina pasysik. Šio tes aš atpalaidavęs ten buvo, atėjo žinarduje. Visų darbų padarė, realiai. 95% darbų. As. Всё, realiai. Dabar nukabinam tėtę prisistomus. Čia prisikabinsim, aš dabar jums uždarų padėti. Hebra, numetėm, tai nedaug šitos sėklos va, šitą bus daugiau pata. Dabar užsidarom. Всё. Ir dabar pušiant lauką ir sustinkam tenai, žiūrėsim kas gera, koks judesys karočią. Ir bla bla bla, vis tokie prikolai, čia vis prikolai tęsės, kulims tęsės, mėžį tęsės, judam, judam. Va čia tai vakar, Hebra, pasižiūrėkite, eik tu savo, saulė belekė kal. Ir kombainas man laukia. Varo, skup.
Tai va, hebrid, blemba sausas dabar jau tie mežiukai. Čia žiauri gražus šitam laukan mežiukai, iktus savo, kad visur būtų tokie, oi, tai dėlis būtų geras, oi, būtų geras dėlis. Bet va, jau dabar 8 valand, ras po biškį dėsis, jau į pabaigą bus, aišku, mat, ir miežė nemėgs drėgmės kūliant, jie tokie aižus yra ir pradėt kištis, blemba, jie nelabai mėgs drėgmės. Nu nieko hebrid, viskas gerai, karoči, viskas smagiai, kombainiuks gerai, vis gerai, su didelės iškais nebuvo susidurt kažkiek žiauriai, tai va džiaugiuosi. Hebrid, pučiam, dabar yra gražus rytas. Šiandien paskutinė miežių kulimo diena turėtų būti. Šiandien pradedam anksčiau kulimų. Praeis dienas apie 12.1 pradėjom, nes orai ne kažką buvo, 15 hektarų lyka. Tikime šiandien dasimušti, rodo šiaip, kad 5 liets pradės lyt. Realiai, jeigu vis geras sekas, iki 5 būtų įmanom, karočią, pabaigti. Tai va, geras keliuks. 2 priekabits prisikabinis. Opa, čia mežiukai, realiai čia visur, aplink šitų sodybų mežiukai. Šits va lauks, kur dabar vargst mežiukai. Ir dati toli viens bus. Ir kaip sako, bus baigs kar su miežis, hebra. Vis tiek mėgsim, blemba, reikščių, rankyti šautę, va, hebra. Taip, kojys kažkaip susidėt. Įrem galvų, va, taip, va, ir pamieg. Kol bunkerio laukia. Op, išlipam. Oi, biški negerai, gal prisiparkavo. Biški priekabą atsikeišus, nu bet mašina iš vietos pravažiuoti sočiai. Dabar aš šoksi kombainiokų biški. Pasėdėt, pamiegot. Aš atsisėt kombainą, ant langą galvų padėt ir mėgs man jiems pradėt. Miežkviečiai. Jiems labai paštas. Lapį metų. Gal ne vakar lieda, bet gal ne. Sapratinės yra išdžiaustė, tai žemiau gaunas prie medžių. Ne, prie saulės normaliai nebuvo neišdžiavina. Tada čia lieva. Tai gali būt iškurdinot. Bet čia dulk visai sausus turėtų būt. Žiūrėkit, hebra, va. Normaliai nerankytai pasidėt. Opa, toks sava. Į tėtė biškį išėję, aš biškį už kombainą vairą. Surankyt, bam. Taip, čia atrodo maždaug, nežinau, visi paprastai. Šiaip patogu sėdėti. Daug patogiau negu traktorį. Ir taip tiesiai gali sėdėti. Čia toks... Kul tipa. Kul aš dabar. Įsivaizduoju, ką kuliai. Čia man žodžias, kur sakė, kad mėgs pamėgot kombainą, tai aš būn sėdžiu ir mat kombainas labai minkštas. Jis toksai sėdi, slinguoja, užbiški, nekrata. Šitaip galvyti padėt, mėgas tada gal nuslys. Toks bum, atsikeli ir gal padėt, toks pamėg, atsikeli. Čia kažkaip galvo pastovi man čia, karoči, mėgs užeina. Sakė, kaip vaiks būdavo, sėdėdavo, tai sakė, laikyti reikėdavo, nes užmygdavo belė. Linksma su X, linksma. Turim pilnų priekabų miežkviečių, lemba sausus, nepalygins su praeitom dienom kokie buvo. 15-16 dragnumą, lemba sausus tikrai. Aš dabar palauks, kol jisai čia pabaig šitų laukų, tad važiuosim va čia, tai man reiks priekabų perstumti. Tiem čia lyka 2 važiavimai.
Bum, nušoko. Gerai, šitą priekabyti paliksim. Čia nais. Eik, tu kiperizint, karoči, paro biškį pa jų pavažiuoti. Būn taip kartas, kad durniuoja, reik biškį pavažiuoti su traktoriu ir ten. Būn kažkaip tipą įsitėm. Kokia šavaškinė. Nu, bebrų darbu. Atkabinu beveik. Nu, bebrų darbą tikrai. Išsisuksim dabar čionais. Atpjovė man čia tokart. Oi, tu na. Tarp kitką vakar, tai buvo biškį paklimpis, bet tai nedaug. Kaip tik atvažiavo su traktorius pūs, biškį patraukė ir spakainė. Sakau, kad tai pūš, durų neužsidarė, sorry. Kievran svarstyklių dabar užšokam. Ir kiek mes turim svorio? 27 tonas, 400 kilogramų. Čia rašo, čiūjų veidrodinis efekt, ne? Va, jau rašo, kiek miežių privežį. Op, pasisvėrėme. Dabar lėkiame išsipilti grūdo. Košiu. Musioks. Blei, čia atein liet. Kas užsakėt lietų, pasakykit man greitai. Kas šį neturit, ką veik lietų užsakėt. Turėsit bedūną. In kairį, kaip sakot, tik į kairimės. Čia va grūdai. Profesionalus atbalinava. Tikiuosi lietas neužės, nes man. Reik žiūrėti, žinokit, kur kaip stumdava jau. Kad nepristumdžia per daug, žinai. Su ta stumykla irgi per daug negali. Kylančių rankų. Op. Einam atidaryti. Atsirakinam. Nu ir dabar su šį daiktų pasikelsim biškį. Reikia dar nustatyti, kaip priekį važiuočiau. Liad. Kiek drėgmės yra? Ai, tai gerai visai. Kiek keliet jau nėra labai drėgnas šitie. Normaliai visai. 16. Gerai. Tai tik nėra 16 yra. Jaučias ką? Jaučias? Jo. Aš kai žiūrėjau, kaip priekaboj buvo, net nebesijaučiu drėgmės. Jau gerus tokie, žinai. Tai va, čia yra mūsų aikštelė, kurio įpilam visas grūdas. Dabar nėra gan susipildžius, todėl nes per valomą tiesiai varom į bokštą. Bet seniau, kai neturėjom dar bokštų, būdavo džiovykla, prisiveždavom šitų žalių. Yra buvo, kad iki galo, žinokit. Tai šiemet yra realiai pirmi metai, kaip į bokštą leidžiam normaliai grūd. Tai labai palengvina, nes mes neturėjom normalių sandėliavimo vietų. Tai pilam į angarų, nebent pačių už manęs kur. Arba pilame tas senovins aruotis, tas kišensi, ten labai daug darbo, po to iškrauti ir toliau su visokiam streigiam. Nu ir vis dar ten pilsim dabar, kiek netilps. Ten miežių, sakykim, ar tų pačių sėklų, žinai, pasidėsim. Bet ir kas įdomus šitas bokštas, šitie bokštai yra džiovinantis. Tai va, Intersilo mum juos įstatė. Tai va, čia nais yra ventiliatorius prie šitą bokštą. Ir prie ventiliatorė prisistum pečis. Va čia. Tai žodžiu, kutas duod, kai šilts oras, kai labai šilts laukan ir saulė šviečia. Ir jeigu, tarkim, mes pripilam kokį nors 16 drėgnumą grūdų į bokštą, ne? Tai vien žodžiu, mes galim tik su ventiliavim realiai juos išdžiovinti, nereik pečios nieko. Bet šiuo atveju mes leidžiam ir 15, ir 18, ir 20. Tai karoči, kai pasipildys bokštas, kai susileisim miežis, tad pradėsim ventiliuoti ir džiovinti. Tai reiks džiovinti su peč. Aišku, tas džiovinims gan ilgai užtrunk, kelis dienas čia reikia, žinot, džiovinti, nes ir grūdai nesausiausius, bet labai patogu, kad galim susileisti tiesiog į bokštą juos.
Tai va, labai smagi, kad mažiau džiovyklos reikia naudoti. Pats pečius tas nėra, kad kosmosų kūrą rį. Labai patogiai, Hebra, aš jums pasakysiu tikrai, yra kur susidėjęs. Gerai, Hebra, tai dabar koks sistema yra, ne? Tai čia vien žodžiu yra duobė, į šitų duobį griūn vis grūdai. Tai čia va kurodžio aikštelė, į kuriuos vis grūd. Ta iš tos duobės, va, per norijų kaušelis keliauja į viršų ir tad karočią papuol į šitų valomojų. Ir čia yra sieta. Tai va, grūdai byr karočią, kiek ten džiovin pups ar kažku visą laik, siet vien žodžiu gali pasikeisti. Tai va, ir vien žodžiu dabar valas tie grūdai. Ir tada keliau šitom norijom ir tada mes turim du pasirinkimus. Tai numeris 1 yra varyti džiovyklų ir džiovinti ir tada iš džiovyklos į angarą arba į priekabų. Tad antras tiesiai į angarų leis ir trečias šiuo atveju, ku mes ir darom, leidžiam į bokštą. Tai va per šituvą vara į bokštą grūdai. Tai viso toks sistema paprast. Čia toks koms yra ir vis labai paprastai vis automatizuot. Va yra darbs 1, darbs 2 tipo. Tai gali, tarkim, iš angarą paimti į džiovyklų, o čia į kur, tai gali bokšto ar į angarų, bla, čia ant pasirinkimų. Tai žodžiu, čia viskas auto labai patogs. Gali ir va su rankom visko junginėti ir taip toliau. Tai va, čia bokštą matyra, visos norijos, kurios veiks, sklendės, kurios atsidara. Žodžiu, gan patogs sistema ir lengva naudoti. Tai va, čia per šitų Hebra, va, dabar eini iš valomosios per šitų. Op, eini ir dabar eini į šitų dešinį į bokštą. Va. Tai va, Hebri, čia į duris į angarų. Vis va to paprastai, karočią, jeigu turėsit klausimų, klauskit, visada atsakys, karočią, pagelbės, svarb, kad jų mačytų. O čia va ir džiovykla, jau rodžiu. Gerai, o dabar man reikia važiuoti lauko. Gerbėmieji, atvažiavau ant lauko ir pažiūrėsim, ką mes čia turim užkaupę, užslėpę, kaip sakant. Bliūdų, o tam bliūdas. Oi, vištienos, krūtinėlės, kotletai, pomidorų, biškių ir bulbių. Tikram paršui. Dabar mat priekabą nusikabino, bet tą pačią vairo vežimėlį dar atidėmsiau. Nes nebuvo kur palikti vežimėlį, jis paliko ten ant tokios pievos. Jūs pažiūrėkit, tipo, nafik, tipo. Tu nebestum, tu nebesvaik. Все, las. Все, gerai. Šitą dabar užsisukam. Kaip ir viskas. Drožiam, va toks ilgas rovinys. Išvažiuos aš reikia žiūrėti, čia didelis gravys ar ne. Ką pakripo. Šitam tai pofik, lengvai susidalins. Net nejaučiu. Ai, baisiai greit aš neliksiu jo. Mažus radukai, žinai, lengvutis. Bitas kilino. Ai. Kiek šitą darbą, Kažkad buvo toks prikolas man čia su šit kaišč, kad aš nenuleido šitą ratuką ir karoči ištraukio kaištį ir nuvažiavo ir nugriuvo. Toks galvoju, tik čia dabar man daryti. Tik kažkiek pasiėmė, pakėlio tų ir uždėjo. Gerai, kad nugaros išvaržos negavau. Varom priekabos dengt, Hebra. Pradėjo lašnoti. Tiek nedaug liko kulti. Į miežis varo. Negali šviniuoti, kaip tą gaidžią. Oi, melė. Žodžiu, hebrid labai didelis veislėpios už traktorę.
praėjo, čia biški tas liet, biški užlyjame, čia palaukiam, tai vis tiek norim pabaigtos miežys, čia liko, dabar jau nemažai nusikūlė, liko kokie 4 hektarai, vėl aišku debesys užėjo. Realiai duot 30%, kad neužeis liet, man jį kaip nušknysa, jūs neįsivaizduojat, nu čia kosmosas yra. Tokie orai, wow, nu blemba, dar tol mes esam 2 kilo nuo ūkio. Važiuoja dar po tą, nu blemba, nu ne kažką, nu kų darys, vien žodžiu, negali pasirinkti oro, žinai, aš niekad neverk dėl oro, bet erzin, vien žodžiu, tai va. Nu bet va yra giedra dangus, pažiūrėkit. Ha, gers. Visą laiką, čia tunelio gale yra šviesa, tai va, švies, ane? Čia brit, aš labai norėjau šitą video užbaigti. Ger gait, ką baigiam miežys nukult. Nepavyksta miežį nukult, turns leit, pradėjo leit, karočią. Tai va, lyka 2 hektarai kokie. Žodžiu, kulsim kvieturiks, atvažiuosim tos miežys, pabaigsim prie tą pačią, nes šiaip važinėj dėl tų miežių, tai nesąmonė, vapšė. Sąnaudų belekia, karočią, atvažiuoti kombainui, traktoriui ir laiką. Tai žodžiu, susipildys naucus, kiek pavyko prikult. Vakar grįžęs namo, dar papildomų dalį padarys, tai suskaičiavo, kiek tonų iš viso prikūlėm iš 6 hektarų ir pasakys, kiek mums čia gavos. Tai tikiuosi, kokie 6 tonos bent jau bus, tai būtų neblogai. Tai va, kebryti žodžiu, pučias labai dirbtuvis ir susitiksim už 2 sekundžių. Man žodžiu visko apsiskaičiavo, tai gavos mums 6 tonus ir 100, tokie skaičiai. Dabar mastu, nežinau, ar miežiam nepatiko šitie metai, ar tiesiog kažkur reikės kitokį tręšimo planą darytis, nu kažkur, nežinau, reikia kažkoti vis tiek kažkokių būdų. Kai va pasiskaičiuotų visų bendrų rezultatų, tai nes labai patenkinčiau, galvoju, kad daugiau bus, galvoju, galiu ir net apie 7 koks bus. Šiaip reikia žemės tyrimus darytis. Parašykit kažkas daryti žemės tyrimus, ar ne? Vaidoms žemės tyrimus, gal iš tikrą reikia daryti žemės tyrimus, gal agronomą reikia, karočiui. Tai va matysim. O dabar aš ruočiu valgys nykštukų. Veidrodinis efekcijum. Tai va, davai, hebra, karočiu, ačiū, kad žiūrėt video. Ilgs videoks gavas, daug darbo įdėjo. Va, editin, šit ir bus paskutinė dalis. Tai karočiu, ačiū, kad žiūrėt. Linkiu aš jums sėkmės. Sukit ranky dabar. Sveikatos, šaibų, laimės, karočiu, ir kad vis sektus, kad praeitų šit jobnuts liet. Nepabijau šitą žodžią, sorry, kam nepatiks, jobnuts liet. Ir kad galėtume nusikulti rapsų kebra ir visus kitus kultūrus, nes nieko gerą dalyką dedas. O ten tie, kas komentuoja ten Facebookan, kad verkėme šį per daug. Reik šaut vieną virtakėlį, karočiu, iš kojytės, kad nebekomentuotų nesąmonių. Ir karočiu, paimti akmenų rinkimų, kad parinktų 2 savaitės akmenys, kiekvieną dieną. Čia prikolint, hebra, nors neprikolint, iš tikrųjų, taip ir reikia padaryti. Tai va, karočiu, davai!